Sveiki, mano vardas Erika. Šokti pradėjau prieš 6 mėnesius. Ieškojau mokyklos būtent su tikrais profesionalais. Šokiams prisiruošti man reikėjo apie 6 metų. Buvo baisu visų pirma perlipti per save, nes, kaip sakiau, 6 metus ruošiausi šitam žingsniui, labai norėjau, bet buvo kažkokie tokie vidiniai saugikliai, kad galbūt tai yra ne man, galbūt aš nesugebėsiu. Bet atėjau į šią mokyklą, turim nuostabią mokytoją Laurą, kuri tikrai parodė, kad kiekvienas ir net nieko nemokantis gali išmokti, dėl to labai daug pasitikėjimo savim suteikia. Lauros mokyme labiausiai patinka tau? Visų pirma, jos profesionalumas. Jinai tikrai manau, kad yra viena, nepabijosiu to žodžio, geriausių mokytojų Lietuvoje. Žmogus su beprotiškai nuostabia charizma, visada su šypsena, visada labai atvira, visada padedanti, labai motyvuojanti, kas tikrai pradedantiesiems žmonėms labai labai daug reiškia. Pagrindinė šokio nauda man yra visų pirma buvimas kolektyve, kuri vienyje bendras pomėgis, bendras hobis. Ta visa bendrystė su merginomis, tai aš manau, man tai yra pagrindinis dalykas.